8-metė Sara Payne gyveno Surrey mieste Anglijoje su tėvais Sara ir Michaelu, 2 vyresniaisiais broliais Lee ir Luku ir 6 metų seserimi Charlotte. Saros mama ją apibūdino kaip mergaitišką mergaitę. Ji mėgo rožinę spalvą, gėles ir fėjas. 2000 metų Liepos 1 dieną Sara su šeima išvyko aplankyti savo senelių Les ir Terry, kurie gyveno netoli paplūdimio vakarų Sussex. Tačiau jų kelionė netrukus pavirto į siaubingą košmarą. Vieną gražų vasaros vakarą Sara su broliais ir sesute smagiai leido laiką, bėgiodami ir žaisdami slėpynių kukurūzų laukuose, kurie supo jų senelių namus. Vienu momentu jiems bežaidžiant Sara nukrito ir užsigavo koją. Ji pradėjo verkti ir nubėgo į savo senelių namus, kol jos tuo metu 13 metų vyresnysis brolis Lee bėgo paskui ją. Mergaitė iš kukurūzų lauko užbėgo pirma, o brolis Lee vėliau pasakojo, kad jis nuo Saros atsiliko nedaugiau kaip 30 sekundžių, o jam išbėgus iš kukurūzų lauko, Saros jis nebematė. Nebegalėdamas rasti sesers, Lee iš karto suprato, kad kažkas negerai ir grįžęs namo viską papasakojo tėvams ir seneliams. Šeima iš karto išėjo ir pradėjo ieškoti Saros. Bet po nesėkmingos paieškos paskambino policijai ir paaiškino situaciją. Atvykus pareigūnams, jie pirmiausiai apklausė Saros brolius ir sesę, bandydami išsiaiškinti visas smulkmenas, kas įvyko tuo metu, kai dingo Sara. Apklausos metu Lee prisiminė, kad išbėgęs iš kukurūzų lauko jis matė nuvažiuojantį baltą autobusiuką, o nešvariai ir netvarkingai atrodęs vairuotojas jam nusišypsojo ir pamojavo. Tuo metu Lee to nesureikšmino ir nuėjo toliau ieškoti sesers. Bet prasidėjus Saros paieškai, žmonės negalėjo ignoruoti to fakto, kad gal tas vyras buvo susijęs su Saros dingimu. Netrukus buvo pradėta įnirtinga Saros paieška. Policijos pareigūnai ir savanoriai šukavo vietovę, kurioje dingo Sara, ieškodami bet kokių smulkmenų padėsiančių rasti mergaitę. Laikas bėgo greitai ir kol dar buvo ne per vėlu, surasti mergaitę gyvą ir sveiką buvo prioritetas numeris 1. Netrukus žinia apie Saros dingimą pasklido televizijoje. Mergaitės tėvai kasdien buvo rodomi per žinias, beviltiškai prašydami informacijos apie savo dukrą. Jie maldaudavo ją pasėmusio žmogaus grąžinti ją gyvą ir sveiką. Policija gavo užuomenų iš visuomenės, kai kurie netgi tvirtino, kad matė mergaitę, kuri atitinka Saros aprašymą Češyro mieste, 300 km nuo vietos, kur ji dingo. Nors tai paaiškėjo esą klaidinga informacija, bet tai suteikė šeimai vilties, kad jų mylima Sara buvo vis dar gyva. Deja, 2000 metų Liepos 17 dieną šeimos viltys buvo sudaužytos, kai buvo rastas nedidelis nuogas kūnas, įmestas negilioje duobėje Pulbaro kaime, maždaug 25 km nuo jos senelių namų. Neužilgo buvo identifikuota, kad tai buvo Saros kūnas. Kūnų ekspertizę atlikę tyrėjai nustatė, kad mergaitė buvo uždusinta arba pasmaugta tą pačią dingimo dieną. Taip pat jai iš galvos buvo išrautas didžiulis kuokštas plaukų. Tuo metu byla peraugo į žmogžudystės tyrimą, o policija privalėjo surasti pabaisą atsakingą už nekaltos mergaitės nužudymą. Ir pareigūnai jau turėjo vieną įtariamąjį vyrą vardu Roy Bittingi. Rojus buvo žinomas policijai, jis jau anksčiau kalėjo už grotų už 8 metų mergaitės pagrobimą ir sužalojimą. Bet vietoje to, kad būtų pasodintas iki gyvos galvos, jam buvo skirta vos 4 metų bausmė. Bausmė buvo sušvelninta dėl to, nes jis prisipažino įvykdęs nusikaltimą. Negana to, jis atsėdėjo vos 2,5 metų ir buvo paleistas. Jį stebėjęs psichoterapeutas perspėjo, kad jis galimai vėl darys tokius nusikaltimus, jeigu bus paleistas, bet teisėsauga į tai neatsižvelgė ir 1997 metų lapkritį vis tiek išleido Rojų į laisvę. Dingus Sarai, keli detektyvai nuvyko į Rojaus butą, kuris buvo netoliese nuo Saros senelių namų, ir jį apklausė. Jis detektyvams pasakė, kad maždaug nuo 5:30 vakaro iki 10:30 vakaro, tuo metu kaip dingo Sara, jis buvo pramogų parke kitame mieste, esančiame už 30 km. Bet jam bekalbant su policija, jam iš kišenės iškrito lapelis ir vienam iš pareigūnų jį pakėlus, jie pamatė,
kad tai buvo Kulham miestelio degalinės čekis su Liepos 1 dienos data. Todėl policija žinojo, kad jis meluoja. Todėl jį sulaikė ir atsivežė į komisariatą apklausai. Apklausa truko 3 dienas, bet policija vis tiek nerado nieko konkretaus, kuo galėtų jį apkaltinti. Todėl jis buvo paleistas. Liepos 20 dieną, praėjus 3 dienoms po to, kai buvo rastas Saros kūnas, žmogus paskambino policijai dėl Kulham miestelyje kelio pakraštyje rasto vaikiško bato. Tai buvo juodas batukas, atitinkantis Saros aprangos aprašymą. Ir netrukus buvo nustatyta, kad tai buvo Saros batas. Liepos 23 dieną Rojus dėl niekam nežinomų priežasčių nusprendė pavogti automobilį. Jį persekiojo policija, iki kol jis atsitrenkė į kitą automobilį. Tada jis buvo sulaikytas ir nuteistas kalėti 22 mėnesiams už vagystę ir pavojingą vairavimą. Kol Rojus sėdėjo kalėjime, tyrėjai turėjo užtektinai laiko apieškoti jo mikroautobusiuką, kurį jis įtartinai nusipirko 7 dienos prieš Saros dingimą. Autobusiukas buvo paverstas į kalėjimą ant ratų, kuriame pareigūnai rado peilių, kūdikių aliejaus, virvių ir laidų užtrauktukų, kurie buvo susukti kaip antrankiai. Ir jeigu tai nebuvo pakankamai įtartina, automobilyje taip pat buvo vaikiškų žaislų, maišelių su saldainiais ir antklodė su animaciniais klaunais. Autobusiuko viduje taip pat buvo rastas raudonas megztinis, o tyrėjams padarius DNR tyrimą, iš kuokšto plaukų rastų ant megztinių buvo nustatyta, kad jie priklausė Sarai. Taip pat mikroplaukeliai rasti ant Saros batukų atitiko autobusiuko sėdynių medžiagą. Tai buvo daugiau nei pakankamai įrodymų apkaltinti Rojų Saros nužudymu. Nepaisant visų įrodymų, Rojus nepripažino savo kaltės. Teisme prisiekusiųjų komisija išklausė kelis liudininkus, įskaitant Saros vyresnįjį brolį Lee, taip pat 2 vairuotojus, kurie taip pat paliudino, kad matė stovintį baltą mikroautobusiuką priparkuotą pakelėje, netoli tos vietos, kur buvo rastas Saros kūnas Liepos 1 dieną. 2001 metų gruodžio 12 dieną, po savaitę trukusio teismo, Rojus buvo pripažintas kaltu dėl Saros pagrobimo ir nužudymo ir buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Jam teks kalėti mažiausiai 40 metų iki pirmo bandymo išeiti lygtinai. Tai bus 2041 metai, kai jis bus 82 metų. Po teismo Saros tėvai sakė, tai mūsų nedžiugina, bet teisingumas įvykdytas. Sara dabar gali ilsėtis ramybėje ir mes turime užtikrinti, kad tokie įvykiai nebepasikartotų. Bet istorija tuo nesibaigė. Po teismo ankstesnis Rojaus nusikaltimas buvo paviešintas žiniasklaidos ir tai sukėlė didžiulį visuomenės ir ypatingai Saros šeimos pasipiktinimą. Saros motina pradėjo kampaniją, prašydama vyriausybės pakeisti įstatymą, kad visuomenė galėtų žinoti, ar apylinkėse gyvena kokių iškrypėlių. Ji tikėjo, kad jeigu tai būtų buvę padaryta anksčiau, jos dukra vis dar būtų gyva. Jos kampaniją palaikė didelės žiniasklaidos įstaigos, kurios netgi pradėjo skelbti šalies nusikaltėlių vardus. 2011 metais jos pastangos pagaliau atsipirko, įvedus Saros įstatymą, kuris buvo priimtas visoje Anglijoje ir Velse. Vėliau Saros motina parašė knygą pavadinimu Sarah Payne – motinos istorija, kurioje pasakojo apie savo dukters nužudymą ir kampaniją už Saros įstatymą. Skausmas netekus dukters šeimai buvo per didelis ir Saros motina ištiko insultas ir jai buvo padarytos 2 didelės smegenų operacijos 36 valandų bėgyje, bet ji vis tiek liko dalinai paralyžiuota. Tėtis Michaelas susirgo depresija ir pradėjo stipriai gerti. Jis netgi buvo suimtas ir įkalintas keliems mėnesiams po to, kai sumušė savo brolį su stikline, būdamas neblaivus. Tai šeimoje sukėlė daug pykčių ir visa tai baigėsi Saros tėvų skyrybomis. 2014 metais tėvas buvo rastas negyvas savo namuose. Jis mirė dėl alkoholio sukeltos ligos. O visą tai sukėlęs monstras iki šiol sėdi Wakefield kalėjime, kur didžiąją savo laiko dalį praleidžia sėdėdamas kameroje, baimindamasis, kad jį užpuls kiti kaliniai. 2002 metais jis buvo užpultas su skustuvu, tai paliko jį su randu ant veido. 2011 metais kalinys dūrė jam į akį, bet sužalojimas nebuvo rimtas. 2018 metais jį vėl užpuolė 2 kaliniai, bet vėlgi, sužalojimai nebuvo pavojingi gyvybei.
Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, paspauskite like ir palikite komentarą, ką manote apie šią istoriją.